Ir tai reiškia, jau grandinė, jinai yra disbalansė, jinai nefunkcionuoja gerai, jinai iš kitų prašo pagalbos. Kodėl galva pati? Kodėl šitip? Kodėl liemuo dabar nesėdi tiesiai? Kodėl jam reikia... Kėdės negeras. Kodėl? Va čia ir yra. Kodėl? Jeigu visas raumenynas pasiskirsto krūvį suraišį su sąnariais tolygiai, žmogus gali eiti ilgai. Jis visą dieną turėtų su džiaugsmu būti ant ko, jį taip gamta sutvėrė. Tikint Darvino teoriją, mes taip iš plaukiančios vienalaistės ląstelės tapom einančią protingą būtybę, kuriai nieko turėtų neskaudėti iki 60 metų. Paskaičiavo mokslas, teisingai gyvenant, iki 60 mums nieko turėtų neskaudėti. Na, sveiko gyvenimo būdo piramidę jūs žinot, aš nesikartosiu. Aš jums noriu atkreipti dėmesį vėl į tą visą smagratį, kuriame tos visos raudonos būtų raumens linijos, kurios tvirtinasi prie kaulo su visų sąnariu per raištį. Ir iškrenta vienas lenciūgėlio elementas. Vienas. Ir visas ratas išėjo pailsėti. Ir savo darbus, kaip išeinant į atostogą, sako, o jūs dabar žinokit, reikia padaryti. Nes žmogui reikia keltis. Jau jeigu net ne į darbą jo labiau nei sporto salė, tai į virtuvę vis tiek. Ypač tiem, kurie gyvena po vieną. Ir prasideda ratai. Ir taip žmogus palengva, sako, amžius. Ir kiek 40 metų pensininkų mes pažįstame, aš jums tai yra liūdnas terminas. Jie ateina ir sako, man jau amžius, žinau, ką čia benorėt? 40 yra dar žmonių, kurie gimdo pirmosius vaikus, ko čia benorėt? Gyvent norėt, judėt norėt, sveikatos norėt. Bet ta sveikata iš kelių tų sudedamųjų, į kurias kol kas sporte labai retai kas žiūri, o mes galvojam, kad nežiūri, nes pas mus vis daugiau tų žmonių ateina. Nusprendėm pasidalinti mintimis. Bet kurią treniruotę sudaro pasikartojančių judesių seka. Pritūpimai, atsispaudimai, atsilenkimai, kas tai bebūtų. Net jeigu be trenerio namuose, aš tikiuosi, jūs bent kartais padarot šiokį tokį judesį. Tokį planingą, bent 10 kartų iš eilės. Ir kaip suprantat ir ką tik parodžiau, tai jeigu judesį atliekantis raumenys dirba nekoordinuotai, vienas daugiau, kitas mažiau, tai pats judesys atliekamas jau neoptimaliai, jau ta jo judesio amplitudė yra nenormali. Ir kai judesio amplitudė yra nenormali, o kartuojama daug kartų, tai vis labiau perkraunami tam tikri raiščiai ir sąnariai. Kuo daugiau vienų iškrenta, tuo daugiau apkraunama kitų, jie vargsta ir tokia grandininė reakcija iki tol, kol žmogus sako, jūs man tik mankštos neskirkit, man judesys kenkia, aš masažo noriu. Na, mes po to užsiimam, kad nuomonė žmogus savo palengva pradėtų pergalvoti. Vat mes, ką matome, pas mus dažniausiai vis dėlto ateina išreikštas skausmas ir kartais ateina jau trauma po chirurgo prisidėjimo, kas yra plyšę raiščiai, kas yra pečių skausmai, kas yra kelių skausmai, achilo sausgyslės, kryžminiai raiščiai. Čiuožia žmogus kalnų lygioj vietoj, šast kažkodėl ant šono, plyšo viskas, ir jį išveža namo sveikti. Kaip norit. Ir jie visi komandos nariai turi dirbti susiklausę. Visi turi savo funkcijas, visi turi savo paskirstytus, paskaičiuotus krūvius ir jie visi, kiekvienas atskirai turi laiku ir tinkamą jėgą į tą judesį įsijungti. Aišku, gali padalyvauti aktyviau, bet jų tame patirtis yra mažesnė, jiem krūvis tenka dvigubas, nes jie turi būti ir savo kraštuose, ir dar tam centre, jie netokie taiklus, bet jeigu jau labai pasistengia, jie tą rezultatą ir tą įvartį padarė. Tik išeina pavargę. Ir rezultatas visos treniruotės žmoguje lygiai taip pat, jeigu jisai visi raumenys teisingai įsijungė, teisingai padirbėjo, tai jisai fiziškai pavargęs, bet jam nieko neskauda, jis jaučiasi tiesiog gavęs savo tą dozę, dėl kurios jisai į salę ir nuėjo. Bet jeigu yra silpnų narių, už kuriuos ištisai dirba kiti ir net paprasta elementari užduotis, tie 10 pritūpimų, neįvertinus funkcinės būklės, tampa dideliu krūviu, tai žmogus
savo visai neprofesionalioj sportiniai karjerai turi palengva augantį skausminį sindromą. Taip mes vadinam. Tai yra neoptimalaus darbo, tai yra neoptimalaus judesio rezultatas. Ir kai jau taip atsitinka, tai žmogus vis dėlto pasitaręs su giminėm, draugais ir kaimynais, anksčiau ar vėliau, neradęs auksinio recepto, ateina iki gydytojo. Kartais poliklinikoje yra visas konsiliumas, dėl ko skauda sąnarį. Ortopedas sako, ne, panašu, eikit pas neurologą, čia gal stuburas. Ortopedas, neurologas žiūri, ne, išvaržos nėra, tai grįžkit pas ortopedą, per mažai čiupinėjo. Žmogus grįžta iki šeimos gydytojo, sako, gal tu pailsėk, nes atostogose mažai buvai. Bet pasiūlymai šiai dienai, kas yra nechirurginė intervencija, kokie, vaistai aišku, tepalai, tabletės, leidžiami vaistai. Imobilizacija tai yra kas, nebūtinai gipsas, bet tos visai nekaltos rankovės pagalbos, elastiniai tvaršiai, jie tobulėja. Fizioterapija, aš esu fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja, tai yra visi paprastai tarianti šildymai ir šaldymai. Poliklinikoje vadinami šildymais, bet masažas leduku, jau kas yra gerai traumavęs sąnarį, tai žino, kad reikia iš pradžių šaldyti, po to šildyti. Visokia aparatūra, kineziterapija, tai kas yra gydomoji mankšta, jos užduotis yra tą nedirbantį regioną įdarbinti. Na ir masažas, šita procedūra labiausiai patinka. Bet dabar koks yra paradoksas, apie kurį buvau pradėjus kalbėti. Masažas ir komandos masažuotojai, ir jūsų žinomiems masažuotojams, kurie gal komandose nedirba, bet jums padeda gerai jaustis. Žmogus atėjo, sako, man čia skauda. Įsitempia, oho, pečiai kaip lenta, turbūt, kaip akmuo, turbūt daug dirbi, nešioji, rūpinėsi visais ir masažuoja tą vietą, kur skauda. Skauda tai suspazmavusi, tą persidirbusi. Ir jį tą gulinti kritusi, dar visaip judina, kelkis, negi tu kaip pelenė, negali čia už visus palakstyti. Ir jeigu įgudusios rankos ir didelė patirtis, ir ne per grubiai, ne per stipriai, nežinau žmonių, kurie po masažo geria ibuprofeną, gydomojo. Tai jam kuriam laikui gali net pagerėti iš pradžių. Tas raumuo net gali įsijungti judesį iš pradžių kuriam laikui. Tik jisai ne visada be išlaiko visą pilną treniruotę. Žmogus kuo daugiau pratimų daro, tuo jam labiau nuotaika mažėja. Nes ambulatorinėmis poliklinikos sąlygomis sportinės traumas, ne vien profesionalus turint minty ir tuos entuziastus mėgėjus, dažniausiai be papildomo ištyrimo. Skauda čia reiškia tepam, čia masažuojam, čia šildom, čia šaldom, čia viską ir darom ten, kur skauda. Nes nėra specialių testų, kaip dabar išsiaiškinti tai, kas ten. Auksinis standartas magnetinis rezonansas, atsakys tarsi visus klausimus. Plyšo kryžminis raištis. O kodėl? Kodėl žmogus ėjo gatvė, ne gatvėjo, bėgo žolę. Slystelėjo, plyšo, tai taip ėmė ir plyšo. Tai yra pasekmės, kurios turi savo priežastis, apie kurias kol kas mes galvojam, kad labai mažai žmonių suka galvas. Mes sukam ir norim jum truputėlį pasukti. Tai, ką paprastai jau pasakiau, dar kartą. Kaip mes matome. Mes atbulinė tvarka. Žmogus skauda. Kada skauda, nuo ko skauda? Kada prasidėjo? Man jau 12 klasėje nugarą skaudėdavo. Ką darėte? Jau sportuoti. Kaip dabar? Dabar nesportuoju. Nesėdint neskauda. O kaip miegat? Miegot dar galiu. Dar ne viskas prarasta. Žmogus bent naktį ilsisi. Bet tie visi dalykai, jie prasideda iš anksčiau, nes tai yra dėl perkrovos, kuri atsirado dėl netiklaus judesio, kuris atsirado dėl neoptimalaus visiškai judesio, kartais net mintys suvokimo. Smegenis paleidžia tą signalą žemyn ir jis turi pasiekti galinį raumenį. Ir jam gali būti daugybė kliučių, jas reikia pamatyti, rasti, įvertinti ir rasti jiems sprendimo būdus. Mes turim savo praktiką ir norime ją dalintis. Ir pirmas ir svarbiausias dalykas. Tas suspazmavęs persidirbęs raumuo yra dėl to, kad jį pavedė komandos draugas, kuris atėjo į treniruotę nepasiruošęs, į varžybas atėjo nepasiruošęs.
gavo iš trenerio visi komandą sužaist, jie visi ir išėjo. Ir mes kiekvienam judesy dalyvauja keli raumenys, ne vienas. Ir rankos lenkime, ir tiesime, ir pasilenkime, ir atsilenkime. Spazmuoja tas, kuris persidirbo, kaltas yra tas, kuris nedirbo. Reikia rasti, kuris nedirbo. Ir tada jau rasti, kodėl jisai nedirbo. Mes jau tą trumpai aptariam. Kai atliekam tą visiškai paprastą vertinimą, tą, ką jūs matėt, atsistok, atsitūp, pasilenk, pasižiūrim, kokią tą judesio amplitudę, daromi specialūs testai su apkrova. Ir tada dar atskirai sporto šakai specifiniai testai. Reiškia, va dabar, ką parodysiu, jau yra be garso, užtat vaizdu. Čia žmogus žaidžiantis tinklinį, neprofesionalas, bet entuziastas nuo vaikystės ir laimiai nepamiršęs noro judėti, net ir normaliam dabar visam jaunam, tam funkciškai pajėgam amžiuje. Na, ką matom? Žiūrim į petį. Jis atėjo, kad skauda petį. Ir prašom, skauda petį, kelkit ranką, rodykit, kaip jūs mokat. Jisai rodo, ne jo asmens darbas yra pakelti ranką, bet kadangi ranka jau turi apribojimų, tai jis ją kelia iš pat dubens. Ir mes taip pažiūrėjome, sakom, jūsų jos moka kaip, jo, bet jis dėl peties atėjo. Tai poliklinikoje, kas? Petis tai petis, pamasažuojam petį, nugara nepriklauso, nugara eikit pas neurologą. Po 4 terapijos seansų jisai ranką kelia nebepersikreipęs, kelia aišku aukščiau. Ir mes žiūrim, kaip tas judesys vyksta. Tai, ką galima nufilmuoti, pastebėti. Ir jį reikia sulyginti su normalia amplitudė. Vat profesionalai, treneriai, jie moko savo sportuojančius ir profesionalus ir mėgėjus teisingos technikos. Žmogus, kai pradeda sportuotis, turi su treneriu pradėti, su instruktorium pradėti. Ar tenisą žaisti, ar golfą žaisti, tą patį krepšinį. Jamgi tu reikia pasakyti, kaip apšilti, kaip ką lavinti, kokia ta metimo technika turi būti, kad būtų optimaliausias rezultatas. Ir treneris turi matyti, kaip žmogus juda ir tą jo judesį koreguoti. Bet judesį atlieka raumenis, kurie ne savo norų staiga iš tinginystės nusprendė nejudėti. Jeigu žmogus pats arba jo treneris mato, kad judesys yra neoptimalus, tai reikia vis dėlto krūvio klausimus palikti treneriui, sporto klausimus palikti specialistui. Vat turėtų žmogus kelti ranką vienaip, o kelią, vat galva turėtų būti tiesiai. O kelią, pažiūrėkit, ir dabar jo nosis pasukta į šoną. O kelią jisai, vat per priekį, tą ką rodžiau, jis ne per šoną kelią, jisai per priekį, nes jam skauda petį, nes sausgyslės jau saugosi. Išjungia dalį raumenų, nes jos yra jau įplyšę, bet nenuplyšę, ortopedui, chirurgui dar nėra ten ką veikti. O žmogui jau taip, iš pradžių po treniruotės, po to prieš treniruotę, o po to per treniruotę. Ir turėjau ir dar ne visai seniai tinklininką, jisai visą laiką žaidžia tinklinį ir man sunku patikėti, bet jis taip sako ir aš tikiu. Nuo 4 metų žaidžiu, dabar jam 40, žaidžiu pastoviai, nebuvau nutraukęs 4 kartus per savaitę. Tokius žmonės atskirai reikia registruoti iš principo. Ir jisai man pasakoja. Žaidžiam tinklinį ir aš krentu staiga, atjungia kojas. Galvoju, saulė, karšta, ten paplūdimio tinklinis, atsistoju, susiimu, žaidžiu. Antrą kartą vėl krentu, atjungia kojas, nesuprantu, kas daros, atsisėdu ant suoliuko, trupučiuką pasėdėjau, pakvėpavau, grįžau. 3 kartą, kai išjungė kojas, draugai pasodino ant suoliuko, jis valandą pasėdėjo, pailsėjo, dviračių parmynė namo ir savaitę nepakilo iš lovos. Žmona nešė į lovą viską, ko jam reikėjo gyvybiniam poreikia patenkinti. Klaiki išvarža. Aš apie tą entuziazmą, kad jeigu žmogui skauda judesio metu, reikėtų pagalvoti, kodėl. Ne šiaip sau sugalvoja kūnas staiga jums pagadinti nuotaiką. Jūs, ko gero, jį kažkaip tai priveikėt. Ateikit pas, ką žiūrim? Judesys, tada, skauda petį, žiūrim petį, čiupinėjom, kur skauda. Pasirodo, skauda net ne vieną, pasirodo 2, bet vieną labiau.